Ar kada pagalvojai, kad dirbi visą dieną, bet rezultatai nelabai juda iš vietos? Rašai laiškus, skambini, pildai seremą, pasirodai susitikimuose. Atrodo, darai viską, bet mėnesio gale tas pats klausimas. Kodėl tiek daug darbo ir tiek mažai pardavimų? Aš esu Darius Čibonis. Jau beveik 30 metų treniruoju pardavėjus, kurie nori dirbti ne daugiau, o išmaniau. Šiandieną parodysiu, kodėl didelė dalis pardavėjų stringa ne dėl blogų produktų ar rinkos, o dėl kelių konkrečių įpročių, kurie tiesiogiai žudo rezultatus. Šis video skirtas tau, jei esi pardavėjas, kuris nori geresnių rezultatų, aiškumo, ką daryti kitaip ir konkrečių įrankių, kurie veikia šiandieną dirbtinio intelekto eroje. Jei esi iš tų, kurie pardavimus nori kurti aktyviai, o nelaukti, kol kažkas parašys, esi ten, kur reikia. Leis papasakot, ką matau beveik visose pardavimų komandose. Pirma problema – tai yra nepakankamas pardavėjų aktyvumas. Daugelis pardavėjų atrodo daro viską, tik ne tai, kas kelia pardavimus. Visą dieną renkasi, kam paskambinti ir galiausiai padaro 2-3 skambučius klientams, o išsiuntę pasiūlymus laiku neperskambina. Gyvų susitikimų ar video pokalbių išvis nedaro arba daro itin retai. Dirbama daug, bet nekryptingai. Pasekmė – rezultatai stovi vietoje, nors pastangų įdedi daug. Antra problema – tai yra aptarnavimas vietoj pardavimo. Ateina užklausa. Super, klientas pats paskambino. Puiku, bet čia yra bėda. Jeigu 8% tavo veiklos tai yra aptarnavimas, vadinasi, tu gyveni nuo rinkos srauto, o ne nuo savo veiksmų. Kai srautas mažėja, krenta į rezultatai. Trečia problema – dirbama su tais, kurie maloniausiai, o ne pelningiausiai. Natūralu norėti kalbėti su tais, kurie greit atsako, šypsosi ir viską supranta. Būtent tie maloniausiai dažnai generuoja mažiausiai pajamų. Didžiausias galimybės slepiasi ten, kur sunkiau, kur reikia pasiruošti, kur reikia kantrybės, reikia mokėti sudominti ir įtikinti. Tokie klientai patys nerašo ir nepaskambina, nes jie šiandien perka iš tavo didžiausių konkurentų. Ketvirta problema – tai yra pardavimas per kainą. Jeigu klientui pasakoja apie nuolaidas, funkcijas ir skaičiuoja centus, žinok, tai ne pardavimas, tai dalyvavimas kainų konkurse. Be vertės, be argumentų, be aiškaus, kodėl verta mokėti daugiau, pasekmė – mažas uždarbis, įtemptos dėrybos ir spaudimas kainai. Jausmas, kad esi silpnesniai pozicijai, tai viską vainikuoja. Visa tai nėra charakterio problema, tai elgesio modelis, kuris tiesiog nebetinka šios dienos B2B verslo realybei. Tam ir sukūriau mokymus Aktyvus pardavimas 2. Programą, kuri pakeičia pardavėjų elgesį taip, kad rezultatai keičiasi savaime. Čia išmoksite, kaip identifikuoti pelningiausias galimybės, kaip planuoti pardavimą pagal pirkėjo kelią, o ne skambučių kiekį, kaip užduoti tinkamus klausimus, kad klientas pats matytų vertę, kaip išvengti pokalbių, kurie baigėsi, atsiųskite pasiūlymą, kaip pardavinėti vertę, o ne kainą. Ir svarbiausia, išmokysiu, kaip pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius tam, kad greičiau ruoštumėsi pokalbiams, kurtumai geresnius argumentus, rašytum aiškesnius laiškus ir turėtum daugiau laiko tikriems pardavimams. Nepriklausomai nuo to, ar tu jau esi tech žmogus ar ne, dirbtinis intelektas čia tampa tavo pardavimo svertu, kuris realiai taupo dieną. Šios mokymus aukščiausiais balais įvertino šimtai pardavėjų ir vadovų tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėse. Nuo mažų komandų iki plačiai žinomų organizacijų, kurios nori realaus elgesio pokyčio, o ne dar vieno seminaro. Ir būtent tai šie mokymai suteikia. Ne teorija, o pokytį, kurį pastebi tiek klientai, tiek vadovai, tiek patys pardavėjai. Daugelis pardavėjų klausia, ar man verta investuoti 690 eurų į mokymus? Skaičiuokim paprastai. Jeigu po mokymų per mėnesį darai bent vieną papildomą sandorį, kurio pelnas porą tūkstančių eurų, mokymai atsiperka per kelias savaitės. Bet esmė ne tame viename sandorėje. Kai žinai, kaip valdyti pokalbį, kaip kelti vertę, kaip reaguoti į kainos spaudimą, tai veikia kiekvieną dieną, kiekviename skambutėje, kiekviename susitikime. Jei dėl tų pokyčių per metus sudarysi bent 12 papildomų sandorių, tai plus 24 tūkstančiai pelno už 690 eurų investiciją, 34 kartų grąža. Ir tai konservatyvus skaičiavimas. Pastaruoju metu manęs dažnai klausia, ar dirbtinio intelekto eroje pardavėjai išliks iš vis. Atsakymas aiškus. Silpnų ir vidutinių pardavėjų gretos mažės, o geriausių pardavėjų vertė tik tai kils. Nėra savaitės, kad koks vadovas manęs nepaklaustų, ar aš galėčiau jam rekomenduoti gerą pardavėją. Taigi, jei nori prisijungti prie pardavėjų elito ir kilstelėti savo pardavimus į tokį lygį, kuriame tu valdai procesą, tu valdai pokalbį, tu valdai rezultatus, tu turi 3 pasirinkimus. Pirmas. Prisijung prie aktyvus pardavimo mokymų ir gauk įgūdžius, kurie realiai kūrė pardavimus. Antras. Jei dar nori pasitarti, parašyk man žinutę, susiskambinsim ir pažiūrėsim, kur didžiausiai tavo augimo rezervai. Na ir trečias, gali nieko nekeisti, bet tada rizikuoji prarasti savo vertę rinkoje ir galiausiai būti pakeistas dirbtinio intelekto robotuku.